Šio nuostabaus projekto durimis pasirūpino įmonė Vytuko duris. Pats esu įmonės Vytuko duris klientas ir esu be proto patenkintas jų produkcija. Kalbant apie Vytukų produkciją šiame projekte, dauguma durų gamintos beicuoto ąžuolo faneruotės. Taip pat įmonė pagamino daug sieninių beicuoto ąžuolo skydų, kurie namams suteikia jaukumo, prabangos, tekstūriškumo. Pirmame aukšte matote vidaus duris sieninių skydų senelėje. Vienoje plokštumoje su durų varčiomis. Viskas tos pačios medžiagos, tai yra beicuoto ąžuolo. Tai leidžia suvienodinti interjero stilistiką. Sienų skydai, duris, net baldai gaminami iš tos pačios faneruotės. Antrame aukšte matote beapvadinės duris. Tai populiari įmonės takta, kai stakta vienoje plokštumoje su siena. Į priekinį išsikiša jokių durų apvadai, vyriai taip pat paslėpti. Visos duris objekte gamintos nestandartinio dydžio, nuo 2,30 m iki beveik 2,8 m. Architektai su užsakovais parinko itin stilingas itališkas juodas rankenas be jokios apvalios ar kvadratinės apyraktės, kurios turi išskirtinę detalę. Tai yra ilga juodo metalo juostelė iki pat durų varčios apačios. Ji papuošia duris ir priduoda joms elegancijos. Objekte panaudotos ir magnetės topino grindų atramėlės.